nemoja kaip gaut darbą, bet prisimenu, kaip bėgdavau iš pamokų. Mūsų nemokė kaip pradėti repat, bet aš daug žinau apie Šekspyro klasiką. Mūsų niekada nemokė balsuoti, ką jie skiria izotopams apibrėž. Mūsų nemokė rūpintis sveikata, tačiau mitochondrija yra ląstelės gale. Vietoj to aš dariau savo dalykus. Mūsų niekada nemokė, kokie yra įstatymai, niekada nemokė kaip gerbti kitus. Mūsų nemokė šalies, kuriai gyvenam įstatymų, bet aš žinau, kaip visiems pukantų pamokų ne jie parašė, kola N raidė dieninė jau parašyta plebidėjau. Džiaugiuosi, kad tai mano galva, o ne finansiniai patarimai. Mums buvo parodyti skirtingų šviesos spalvų bangos ilgi, bet aš niekada nemokiau žmogaus teisių. Matyt yra du, ar tu jas pažįsti, aš ne. Kodėl po velnių negalim abu jų deklamuot? Pažįstu magminių, metaforinių, nuosėdinių uolienų, tačiau mes nežinom pritopimo apie prekybą, kaip pinigai veikia, iš kur jie atsiranda, kaip veikia pasaulį motyvuojantis dalykas. Nemoka kaip sudaryti biudžetą. Buvau per daug užsiėmęs repodamas, nes jūs žinosit, kas yra priesaika, kad aš praleidau dienas apie tai, kas yra kvadratinė lygtis. Neigiamas b pliusas arba minusas kvadratinis šaknis iš b kvadratu minus 4ac virš 2a. Tai visiška chuinė, jie privertė mus išmokti pirmąją pagalbą arba kaip atpažinti vertingo psichikos sutrikimus arba lygas, kurių priežasčių negalime išvengti, arba kaip nusipirkti namą su Lamborghini, jei galėčiau sau tai leisti, nes matematika buvo laikoma svarbesnė nei patarimai, kurie tiesioginė prasme išgelbėtų tūkstančius mokinių, bet tai puiku, nes dabar galėčiau pasakyti nereikalingų minčių, kurie sukėlė šis mano pasirinkimas. Mūsų nemokė šių dienų praktinių vaistų, bet mums buvo pasakyta, kas yra senovės Hipokrato metodas. Arba kaip pradėti depresiją sergančiam draugui, bet mokytis matematikos, nes kiekvieną dieną skaičiuotuvą su savim neturėsi. Sako ne vaikai, o tėvai, jei mokėte vaikus, tada problema išspręsta. Visi šie patarimai apie prizikų naudojimą ne tada, kai turi vaiką. Aš laisvai moku šią kalbą, pasaulės kalbos mumis. Ar manai, kad aš idiotas, ją pasirinka politinė sistema? Kaip įprastas pilietis dabar žinau, už ką balsuoja, tokia politika egzistuoja, arba kaip jas pakeisti. Taigi būdami 18 turėsiu išrinkti atstovą sistemai, kuri man niekada nebus pristatyta, beje, aš nepriimsiu. Visiems pasakysiu, kad mūsų vaikystės nepraėjo veltui, reikalat beprasmių dalykų, nelikit mokyklai, tai pragaras, jie suvaldys mūsų galvas į kapines. Neikit į mokyklą, chebra. Arba darykit kaip norit, man pohui.